noriu pakviesti Eugenijų Nalivaitę. Taip pat Eugenijus buvo ir Dailininkų sąjungos pirmininkas, Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininkas ir Kauno skyriaus pirmininkas ir dabar ir dirbo irgi skirtinai akvarelės techniką, o svarbiausia, kad organizavo ir dar organizuoja Baltijos tiltus. Tarptautinį didelį akvarelininkų, akvarelistų iš įvairių pasaulio šalių bienalę tokia. Tai gal Eugenijau tada kažką dar priminsit ir kažką pasakysit apie bienalę arba apie šitą kraštą. Na, apie akvarelę kalbėti turbūt ir lengva ir sunku, nes mums akvarelininkams, ir šita visa kompanija, kuri šį kartą buvo suburta čia Antazavėje, tai tikrai dauguma mes esam būtent pasišventę akvareliai ir žinoma pabandom dirbti kitomis technikomis, bet turbūt ta akvarelė vis išlieka ta vienintelė ir pagrindinė meilė, kurios matyt nebeišduosime. Ir visą laiką tas rūpestis buvo aktualus, kaip padaryti, kaip išsaugoti tą techniką, kurios galbūt nelabai jau nori jaunimas rinktis, nes Alvydas paminėjo iš tiesų, tai tik iš šono žiūrint atrodo, kad tai labai lengva, viens du paliejai ir gauni rezultatą. Iš tikrųjų daug profesionalių menininkų, kurie jau žinomi kaip geri tapytojai, pabando lieti akvarelę ir pamato, kad ne, čia reikės labai daug darbo, labai daug įgūdžių ir deda į šoną. Tai dėl to rūpesčio, kaip pritraukti daugiau jaunimo ir buvo pradėtos prieš 20 metų organizuoti tarptautinės akvarelės bienalės. Ir praėjusiais metais tai jau buvo 10-oji bienalės, tai parodos, kurios kas 2 metai vyksta. Tai žinoma, stengiamės visomis įmanomomis progomis šnekėti, populiarinti, propaguoti tą akvarelę. Tai turbūt labai galima džiaugtis, kad atsiranda dar vienas toksai taškas Antazavė, kur akvarelininkai gerbiami, priimami ir labai noriu tikėti, kad ir ateityje šitame dvare atsiras akvarelininkams vietos, nes, kaip ten bebūtų, žinoma, dirbame, nežiūrėdami tai, kas kaip žiūri į tą akvarelę ir bandome galbūt sulaužyti tą stereotipą, kad akvarelė negali būti šiuolaikinė. Šiuolaikinis dailės žanras, dailės technika ir kartais nurėmė tą nuoskaudą, kai kokie kultūros tarybos ekspertai parašo, kad tai neaktualus žanras. Kiek žmonių, tiek nuomonių, mes bet kuriuo atveju turbūt neišduosime tos akvarelės. Ačiū Alvydui, kad žinoma nebūtų čia tokio akvarelės taip pat entuziasto, tai matyti ir mūsų čia nebūtų. Tai ačiū. Dabar norėdamas pasidžiaugti, kad akvarelės nuliejo ir Eugenijos žmona Jovita Nalivaitienė. Jos irgi darbai išvykus yra, bet manau, kad dar yra menotyrininkė, bet visai įsijungusi į akvarelės techniką, visai puikiai valdo ir gražios akvarelės jūs pamatysite. Tai Eugenijų gal nebent porą žodžių apie Jovitą. Na, žinoma, Jovita menotyrininkė ir parodoje yra jos tekstas. Tai žinoma, jinai taip pat labai daug prisideda prie būtent tų bienalių organizacinio viso darbo ir tikrai tą visą procesą puikiai išmano pati kaip kūrėja, nors nebaigus Dailės akademiją, bet galima sakyti, jos pirmieji tokie žingsniai, bandymai ir aš manau, kad, ne man vertinti, bet manau, kad jeigu dirbtų reguliariai, tai manau, kad galėtų taip pat pilnai įsijungti mūsų gretas. Ir džiugu, kad Jovita parašė puikų straipsnį apie šį plenerą. Toliau aš dar norėčiau tada pakviesti Jurgą Sidabrienę. Vilniaus akvarelininkę,
Ir svarbiausia, Jurga irgi ne pirmą kartą mūsų grupėje ir mūsų pleneruose. Ir Jurga yra tikrai labai pamėgus akvarelės techniką ir turbūt vienintelė gal tokia ir technika pas tave kūrybinė turbūt, ar ne? Ar taip, tikrai, kaip ir daugelio bandymų įvairių, bet akvarelė širdies daina, sako. Kažkaip labai gražiai kolegos taip apie mūsų būti čia ir plačiai, ir lokaliai pašnekėjo, ir labai gražiai apie dvarą atsiliepė. Man teko atvykti į šį plenerą iš kitos šalies ir nemoku papasakot, kaip aš gerai jaučiausi nusileidusi lėktuvu čia Lietuvoje, kur lietus lyja. Kaip buvo gera ir gaivu, ir kaip buvo gera čia atvykti į Zarasų kraštą, tarp jūsų ežerų, tarp to lietaus gaivinančio iš žymiai šiltesnės šalies. Ir kažkaip tai pagalvojau, kad turbūt mūsų grupę visai norėčiau palyginti su akvareliniu pieštuku būtimi dėžutėje. Nes turbūt akvareliniai pieštukai labiausiai atsiskleidžia, kai gauna vandens ir erdvės. Tai o kas mus subūrė čia į tą būtį ir dėžutę, tai aišku, Radvydas. Tai labai dėkui ir mes visi, kaip sakėm, labai tikimės, kad mes vis atsidursime kartu šitoj būtyje. Ačiū labai. Ačiū Jurga, ačiū labai. O dabar norėčiau pakviesti Daivą Šlajienę. Ji yra mūsų naujokė, galbūt mūsų pleneruose. Bet mes ne kartą susitinkam kitose pleneruose. Gal aš truputėlį tik tai apie įspūdį atvažiavus čia. Man į jūsų dvarą įėjus iš tikrųjų pirmiausia, kas imponuoja, tai kvapas. Tokias šiek tiek jisai stebuklingas, ir akvarelė turi to tokio liejinio, vandens, šviesos, saulės, koks ir oras buvo šitą plenerą. Tai tokios paslapties galėčiau išvelgti visoje aplinkoje. Ir nenoriu net labai plėstis, tik tai pasakysiu vieną epizodą. Aš atėjau į šitą aplinką ir atėjo gerbiamas mūsų vadas, pavadinsim taip, akvarelės ir žiūriu aš žmogų ir galvoju, kas yra. Prisiminiau, kad beveik prieš 30 metų aš su vaikais į Dusetas atvažiavau į plenerą, į praktiką. Ir atėjo toks jaunas ir gražus vyras. Tada jaunas. Jisai įsivedė mus į savo dailės mokyklą, vaikams pradėjo pasakot, visi užburti, o jis dar sako, čia išklotas kilimas, jūs galite atsigulti. Jūs manot, vaikai žiūrėjo statmenį parodą, jie visi gulėjo ant žemės. Ai, čia senoji galerija. Jo, galerija, atsiprašau. Ir gulėjo ant žemės ir va taip paslaptingai iš tų visokių va tokių dalykėlių pamatau žmogų, kuris toks pats gražus ir kaip tyčia tas pats. Tai irgi noriu padėkoti už pakvietimą. Labai miela, labai graži draugystė tokia tarp visų yra. Tas tikrai žaviuosi kiekvieno akvarelisto atskirai. Iš tikrųjų ir technikų galimybės, ir tokio kūrybingumo, ir jautrumo, ir subtilumo, ir akcentų, ir tokių, kaip sakyti, sumanimų, kad tu išvelgi vis daugiau ir daugiau. Ir ne visus darbus rodo, bet iš tikrųjų kai kurie menininkai tai čia prikūrė jų labai daug. Tik tai ekspoziciją mes pasirinkom tokią kaip parodą mintį ir pateikėm kiekvienas po du. Tai irgi labai kviečiu pasidomėti ir galbūt ir tenais vietoje tiesiog paklausti, jeigu kam kokie klausimai kiltų, arba tik pakalbinti ir paskui jau pripasakos viską. Ačiū labai.
Matosi, Dabar niekas nebedaro.